Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 8 skyrius. Didysis Indijos mokslininkas ir išradėjas Jagadis Chandra Bosas. Jagadžio Chandra Boso išradimai radiotechnikos srityje užbėgo už akių Markonio išradimams. Netyčia išgirdęs tokį provokuojantį teiginį, aš priėjau arčiau prie profesorių, pasinėrusių į mokslinės diskusijas. Apgailestauju, jei mano prisijungimo prie jų priežastis buvo rasinis išdidumas, bet negaliu paneigti savo susižavėjimo faktu, kad Indija gali vaidinti pagrindinį vaidmenį ne tik metafizikos, bet ir fizikos srity. Ką jūs norite tuo pasakyti, ponia? Profesorius su malonumu paaiškino. Bosas buvo pirmasis išradęs bevielį kohererį ir prietaisą elektros bangų lūžiui aptikti. Visgi Indijos mokslininkas nenaudojo savo išradimų komerciniams tikslams. Greitai nuo neorganinio pasaulio jo dėmesys nukrypo į organinį. Perversmą moksle sukėlė jo, kaip augalų fiziologo, atradimai pranoksta netgi radikalius jo atradimus fizikos srity. Aš mandagiai padėkojau pašnekovui. Jis pridūrė. Didis mokslininkas yra vienas iš mano brolio profesorių prezidentinėje kolegijoje. Kitą dieną aplankiau mokslininką, kuris gyveno visai šalia manęs Gurparo gatvėje. Aš ilgai jo žavėjausi išlaikydamas pagarbų atstumą. Mane maloniai sutiko orus ir santūrus botanikas. Jis buvo gražus ir tvirtas, apie 50 metų vyras, vešliais plaukais, plačia kakta ir išsiblaškiusiomis svajotojo akimis. Jo kalbos tikslumas rodė giliai įsišaknijusius mokslininko įpročius. Aš neseniai grįžau iš kelionės po vakarus, kur lankiau įvairiausias mokslininkų draugijas. Jų nariai parodė didelį susidomėjimą mano sukurtais jautriais instrumentais, rodančiais nedalomą visos gyvybės vienybę. Pastaba. Visi mokslai yra transcendentiniai, priešingų atveju jie paprasčiausiai išnyktų. Dabar botanikos teorija pradėjo eiti tinkama linkme. Brahmos avatarai netrukus bus tikrieji gamtos mokslų vadovėliai. Emersonas. Pastabos pabaiga. Boso kreskografas gali didinti 10 milijonų kartų. Mikroskopas didina tik kelis tūkstančius kartų ir tai suteikia milžinišką postūmį biologijos mokslui. O kreskografas atveria milžiniškas galimybės. Jūs labai daug padarėte, ponia, pagreitindamas rytų ir vakarų sąlytį objektyviame moksle. Aš mokiausi Kembridže ir labai žavėjausi vakarietiškų metodų kiekvieną teoriją patikrinti tiksliais praktiniais bandymais. Ši empirinė procedūra ėjo kartu su savistabos dovana, kuri yra rytietiškas mano palikimas. Jos kartu sudarė man galimybę atrasti ilgai neliestų gamtos ryčių tylą. Mano kreskografo schemos daugybei skeptikų aiškiai rodo, kad augalai turi jautrią nervų sistemą ir turtingą emocinį pasaulį. Meilė, neapykanta, džiaugsmas, baimė, malonumas, skausmas, jaudrumas, nustėrimas – tai atsakai į dirgiklius, būdingi tiek augalams, tiek ir gyvūnams. Pastaba. Kreskografas iš lotyniškos šaknies crescere – didėti, didinti,
Už kreskografą ir kitus išradimus Bosui 1917 metais buvo suteiktas sero titulas. Pastabos pabaiga. Prieš jūsų pasirodymą, profesoriau, unikalus gyvenimo ritmas galėjo atrodyti tik poetinės vaizduotės pasekmė. Vienas mano pažįstamas šventasis niekada neskindavo gėlių. Kaipgi aš galiu iš rožių krūmo atimti jo didybę ir grožį? Kaipgi galėčiau grubiais savo veiksmais mesti iššūkių jo kilnumui? Tokius jo žodžius aiškiai patvirtina jūsų atradimai. Poetas susilieja su tiesa, o mokslininkui viskas yra daug sudėtingiau. Ateik kurią dieną į mano laboratoriją ir pamatysi neabejotiną mano kreskografo veikimo įrodymą. Aš mielai priėmiau kvietimą ir išėjau. Vėliau sužinojau, kad botanikas išėjo iš prezidentinės kolegijos ir planavo įkurti tyrimų centrą Kalkutoje. Kai buvo atidarytas Boso institutas, aš dalyvavau jo pašventinimo ceremonijoje. Patalpose nuolatos bruzdėdavo šimtai entuziastų. Mane sužavėjo naujų mokslo namų meniškumas ir dvasinė simbolika. Aš atkreipiau dėmesį, kad pastato fasadas buvo senovinė relikvija iš tolimos šventyklos. Už lotoso pavidalo fontano moters figūra su žibintu simbolizavo pagarbą Indijos moteriai, kaip šviesos nešėjai. Pastaba: lotoso gėlė yra senovinis dieviškasis Indijos simbolis. Išsiskleidęs žiedlapiai simbolizuoja beribę sielą, o iš purvo iškilęs tyras grožis rodo nuoširdžius dvasinius ieškojimus. Pastabos pabaiga. Sode buvo nedidelė šventyklėlė, skirta noumenui, esančiam anapus reiškinių. Dieviškąjį bekūniškumą simbolizavo tai, jog nebuvo jokio altoriaus ar šventų atvaizdų. Boso kalbą iškilminga proga greičiausiai įkvėpė senovės ryšiai. Šiandieną aš atveriu šį institutą ne tik kaip laboratoriją, bet ir kaip šventyklą. Pagarbi rimtis lyg nematoma skraistė apgobė sausakimšą auditoriją. Eidamas savo išradimų link, visai netikėtai priėjau fizikos ir fiziologijos ribą. Dideliai savo nuostabai atradau, jog tarp gyvojo ir negyvojo pasaulių nėra ribos. Taip pat užčiuopiau šių pasaulių sąlyčio taškus. Neorganinė medžiaga buvo suvokiama kaip inertiška, ji buvo veikiama daugybės jėgų. Panašu, kad universali sąveika bendram dėsniui pajungia metalus, augalus ir gyvūnus. Visi jie iš esmės parodė tas pačias savybės – nuovargį ir nusiminimą, pasveikimo ir sustiprėjimo galimybę bei visišką nejautrumą mirčiai. Apimtas pagarbios baimės tokiems stulbinantiems apibendrinimams, su didelė viltimi karališkai draugijai pateikiau savo rezultatus, bandymais patvirtintus rezultatus. Tačiau susitikime dalyvavę psichologai patarė man, užuot kėsinusis į jų valdas, apsiriboti fizikos tyrimais, kur mano sėkmė būtų garantuota. Aš visai netyčia nuklydau į nežinomos kastos erdvę ir taip pažeidžiau jos etiketą. Daug ką lėmė ir atsitiktinės teologinės tendencijos, painiojančios nežinojimą su tikėjimu. Dažnai užmirštama, kad jis, apsupęs mus nuolatos evoliucionuojančios kūrybos paslaptimi, įskiepijo mumise troškimą klausti ir suprasti. Per daugybę nesupratimo metų aš suvokiau, jog pasiaukojusio mokslui gyvenimas
neišvengiamai siejasi su nesibaigiančia kova. Būtent jo lemtis – išmainyti gyvenimą į degančią auką, pasiekimus ir praradimus, sėkmę ir nesėkmes. Visą suvokiant kaip vieną. Laikui bėgant, žymiausios pasaulio mokslininkų bendruomenės pripažino mano teorijas bei tyrimų rezultatus ir Indijos indėlio į mokslą svarbą. Pastaba. Šiuo metu tik patys svarbiausi Indijos įvykiai patenka į Amerikos koledžo studentų akiratį. 8 universitetuose – Harvardo, Jeilio, Kolumbijos, Princetono, Džono Hopkinso, Pensilvanijos, Čikagos ir Kalifornijos – yra indologijos ir sanskrito profesorių pareigos, nors praktiškai jei niekas neatstovauja istorijos, filosofijos, vaizduojamųjų menų, politikos mokslų, sociologijos ir kitose intelektualios minties srityse, kuriuose Indijos indėlis yra pakankamai didelis. Dėl tos priežasties mes tikime, kad jokia mokslo įstaiga, ypač humanitarinių mokslų, negali visaverčiai funkcionuoti, neturėdama indologijos specialisto. Taip pat mums atrodo, jog kiekvienas kolega, ruošiantis diplomuotus specialistus protiniam darbui pasaulyje, kuris bus pagrindinis jų pragyvenimo šaltinis, tarp savo darbuotojų privalo turėti kompetentingą Indijos civilizacijos mokslininką. Ištrauka iš Pensilvanijos universiteto profesoriaus V. Normano Brauno straipsnio, kuris buvo išspausdintas 1939 m. gegužės mėnesį American Council of Land Societies biuletenyje. Šiame numeryje 28 apie 100 puslapių skirta pagrindiniai indologijos bibliografijai. Pastabos pabaiga. Ar gali kas nors, kas menkai ribota, patenkinti Indijos protą? Nuolatos gyvendama pagal senovės tradicijas ir atsinaujindama iš galingų gyvybinių šaltinių, ši šalis nuolat išgyvena transformaciją. Indai vis naujai nubunda ir atsisakę patrauklių momentinių prizų, siekia įgyvendinti aukščiausius gyvenimo idealus, ne pasyviu išsižadėjimu, bet aktyvia kova. Silpnas žmogus, atsisakęs konfliktų ir nieko neįgijęs, neturi ko atsisakyti. Tas, kuris kovojo ir laimėjo, gali praturtinti pasaulį, pasidalydamas su juo pergalingos savo patirties vaisiais. Boso laboratorijoje jau atlikti tyrimai apie materijos reakciją ir naujas augalų gyvenimo apraiškas atvėrė plačias tyrimų fizikoje, fiziologijoje, medicinoje, žemdirbystėje ir net psichologijoje galimybės. Problemos, anksčiau laikomos neišsprendžiamomis, dabar atsidūrė eksperimentinių tyrimų akiratyje. Visgi sėkmės neįmanoma pasiekti be griežto tikslumo. Pavyzdžiui, mano sukurta ilga, ypač jautrių instrumentų ir įrenginių baterija, kurią šiandien galim pamatyti pirmoje salėje. Šie įrengimai gali papasakoti tau apie užsitęsusius bandymus perskrosti apgaulingą realybę ir įsiskverbti į nematomą pasaulį, apie nuolatinį triūsą, ištvermę ir išradingumą, skirtus žmogaus trūkumams įveikti. Bet kuris kūrybingas mokslininkas žino, jog tikroji laboratorija yra žmogaus protas, kur anapus iliuzijų galima atrasti tiesos dėsnius. Čia skaitomos paskaitos nėra vien iš antrų lūpų išgirstų žinių atkartojimas. Jos byloja apie naujus atradimus,
pirmą kartą pademonstruotus šiose patalpose. Dėl reguliarių publikacijų apie instituto darbą, apie šiuos Indijos tyrinėjimus sužinos visas pasaulis. Jie taps visų žmonių nuosavybė. Nereikės jokių patentų. Nacionalinės mūsų kultūros dvasia reikalauja, kad niekada nenaudotumėme žinių tik asmeniniams tikslams. Aš labai trokštu, kad instituto paslaugos būtų prieinamos viso pasaulio žmonėms. Ir taip noriu pratęsti savo šalies tradicijas. Prieš 2,5 tūkstantmečio į senuosius Nalandos ir Taksilos universitetus Indija kvietė mokslininkus iš viso pasaulio. Nors mokslas nepriklauso nei rytams, nei vakarams ir yra tarptautinis, Indija šioje srityje gali ypač daug kuo pasitarnauti. Pastaba. Senieji hinduistai gerai pažino atominę materijos struktūrą. Vienas iš 6 Indijos filosofinių sistemų yra Vaišešika, iš sanskrito kalbos žodžio visesas, atominis individualumas. Vienas žymiausių Vaišešikos skelbėjų buvo Aulukija, dar vadinamas Kanada, atomų valgytoju. Jis gimė maždaug prieš 2800 metų. 1934 metų žurnalo Rytai vakarai East West balandžio mėnesio numeryje Vaišešikos mokslinės žinios buvo apibūdintos taip. Nors šiuolaikinė atomų teorija suvokiama kaip mokslo pažanga, tačiau daug seniau ją puikiai išdėstė Kanada, atomų valgytojas. Sanskrito kalbos žodis anus galima drąsiai versti žodžiu atomas, kuris graikų kalboje reiškia nedalus. Kituose prieš mūsų erą rašytuose moksliniuose traktatuose randame paaiškinimų apie adatų judėjimą magnetų link, vandens cirkuliaciją augaluose, apašą arba eterį, inertišką ir bestruktūrį kaip pagrindą subtilioms jėgoms judėti, saulės ugnį kaip visų kitų karščio formų priežastį, karštį kaip molekulinių pokyčių priežastį, gravitacijos dėsnį, kurio priežastis yra savybė, suteikianti Žemės atomams traukos jėgą arba žemyn nukreiptą spaudimą, kinetinę visų energijų prigimtį, kaip priežastį visada susijusią su energijos sąnaudomis ar judėjimo perskirstimu, universalų skaidymąsi skylant atomams, karščio ir šviesos spindulių spinduliavimą, daugybė mažyčių dalelių nesuvokiamų greičių lakstančių įvairiomis kryptimis, šiuolaikinę kosminių spindulių teoriją, laiko ir erdvės reliatyvumą. Pasaulio kilmę Vaišešika priskyrė atomams, amžiniems savo prigimtimi. Buvo manoma, kad šie atomai nesiliaujamai vibruoja. Nesenas atradimas, kad atomas yra miniatiūrinė Saulės sistema, nebuvo jokia naujiena senovės Vaišešikos filosofams, kurie irgi sutraukė laiką iki subtiliausios matematinės sąvokos, aprašė mažiausią laiko vienetą – kalą, kaip laiko tarpą, reikalingą atomui perkirsti savo paties erdvinį vienetą. Pastabos pabaiga. Kūrybinga Indijos fantazija, iš daugybės gana prieštaringų faktų, galinti išgauti naujų tiesų, yra valdoma polinkio koncentracijai. Tokia tendencija su nenusakoma kantrybe suteikia energijos nukreipti protą į tiesos paieškas. Po tokių mokslininko žodžių mano akyse pradėjo kauptis ašaros.
Ar kantrybė iš tiesų nėra Indijos sinonimas, vienodai traktuojantis laiką ir istorikus? Netrukus po atidarymo vėl aplankiau mokslinių tyrimų centrą. Garsusis botanikas neužmiršo savo pažado ir nusivedė mane į savo laboratoriją. Aš pritvirtinsiu savo kreskografą prie šio paparčio ir tu pamatysi, kaip neįtikėtinai jis didina. Jei tiek kartų būtų padidinta šliaužianti gyvatė, atrodytų, jog ji juda lyg greitasis traukinys. Aš nekantriai žiūrėjau į ekraną, kuriame buvo matyti milžiniškas paparčio šešėlis. Minutę trunkantis gyvybės pokyčiai buvo aiškiai matomi ir aš, kupinas susižavėjimo, stebėjau lėtą augalo augimą. Mokslininkas mažu metaliniu strypeliu palietė paparčio viršūnėlę. Prasidėjusi pantomima staiga nutrūko ir atleidus strypelį vėl viskas sugrįžo į savo vietas. Tu matei, kaip menkiausias įsikišimas yra žalingas jautriems audiniams, paaiškino bosas. Žiūrėk, dabar aš panaudosiu chloroformą, o paskui priešnuodį. Chloroformų poveikis sustabdė bet kokį augimą, o priešnuodis viską atgaivino. Evoliucijos vaizdai ekrane pakerėjo mane daug labiau nei pats įdomiausias filmas. Mano kolega šiuo atveju piktadario vaidmenyje aštriu daiktu perdūrė paparčio lapelį ir iškart spazminė vibracija parodė augalo jaučiamą skausmą. Kai galų gale aštriu skustuvu mokslininkas perbraukė per augalo stiebą, paparčio šešėlis grėsmingai sudrebėjo ir staiga nurimo lyg numirus augalui. Pirmą kartą panaudojęs chloroformą, dideliam medžiui aš gavau puikią transplantaciją. Dažniausiai tokie miško monarchai po persodinimo labai greit miršta, džiaugsmingai nusišypsojo Džagadis, prisiminęs gyvybę išsaugančius veiksmus. Tikslaus mano aparato grafikai įrodė, jog medžiai turi kažką panašaus į kraujo apytakos sistemą. Jų sulčių judėjimas atitinka gyvūnų kūnų kraujo spaudimą. Sulčių kilimo negalima paaiškinti įprastais mechanikos dėsniais, pavyzdžiui, kapiliarinė trauka. Problemą išsprendė kreskografas, fiksuojantis gyvųjų ląstelių veiklą. Peristaltinės bangos sklinda iš cilindrinio vamzdelio, kuris vertikaliai tęsiasi medžio viduje ir veikia lyg augalo širdis. Kuo mes giliau juntame, tuo darosi aiškiau, jog visas daugelybės gamtos formas sieja tas pats veikimo principas. Didis mokslininkas parodė kitą savo instrumentą. Aš parodysiu tau bandymą su gabalėliu alavo. Gyvybinė metalų jėga reaguoja į dirgiklius priešiškai arba palankiai. Rašalo žymės grafikė parodys įvairias reakcijas į dirgiklius. Be galo susidomėjęs stebėjau grafiką, fiksuojantį būdingas atomų struktūros bangas. Kai profesorius ant alavo užlašino chloroformu, vibracija sustojo. Metalui atgavus normalią būseną, ji vėl atsinaujino. Paskui mano kolega panaudojo nuodingą chemikalą. Alavo virpėjimo pabaiga sutapo su adatos užrašytas mirties ženklais grafike. Boso instrumentai parodė, kad metalai, pavyzdžiui, žirklėms ir įvairiems mechanizmams naudojamas plienas, gali pavargti ir pailsėjęs vėl atgauti visą savo produktyvumą. Panaudojus elektros srovę ir didelį slėgį, metalų gyvybės pulsas yra rimtai pažeidžiamas ar net visiškai nuslopinamas. Aš apžvelgiau įvairiausius kambaryje esančius išradimus, iškalbingus nuolatinio išradingumo liudininkus. Pone, labai liūdna, kad žemės ūkio plėtra nėra greitinama panaudojus žavingus jūsų mechanizmus.
Argi nebūtų galima panaudoti jų tam tikrose laboratorinėse eksperimentuose, norint ištirti įvairių trąšų poveikį augalų augimui? Tu teisus. Ateities kartos pasinaudos Boso instrumentais. Mokslininkas retai gauna pelnytą atpildą savo laiku, todėl dažnai pasitenkina kūrybinio proceso džiaugsmais. Nuoširdžiai padėkojęs nenuilstančiam išminčiui, aš palikau laboratoriją. Ar gali kada nors baigtis nepaprastas šios genialios asmenybės išradingumas, pagalvojau. Metams bėgant, jo kūrybinė energija neseko. Išradęs sudėtingą instrumentą, rezonansinį kardiografą, Bosas ėmėsi įnirtingai tyrinėti nesuskaičiuojamus Indijos augalus. Buvo atrasta netikėtai didžiulė naudingų vaistų farmakopėja. Kardiografas buvo sukonstruotas ypač tiksliai, todėl grafike galima užfiksuoti 100 sekundės dalį. Rezonansiniai įrašai fiksuoja ypač silpnas augalų, gyvūnų ar žmogaus organizmo pulsacijas. Žymus botanikas numatė, jog panaudojus jo kardiografą bus galima atlikti vivisekciją ne tik gyvūnams, bet ir augalams. Tuo pačiu metu duotų vaistų augalui ir gyvūnui poveikio įrašai atskleidė pritrenkiantį panašumą, paaiškino mokslininkas. Visa, kas yra žmoguje, pasikartoja ir augaluose. Eksperimentai su augmenija daug prisidės prie žmogaus kančių mažinimo. Po metų pionieriškų Boso tyrimų su augalais rezultatus pripažino kiti mokslininkai. Štai ką apie 1938 metais Kolumbijos universitete atliktus darbus rašė laikraštis The New York Times. Per pastaruosius kelis metus buvo nustatyta, jog nervams perduodant informaciją tarp smegenų ir kitų kūno dalių gaminami labai silpni elektros impulsai. Šie impulsai buvo užfiksuoti ypač tiksliais galvanometrais ir šiuolaikiniais įrengimais, kurie padidino juos milijonus kartų. Iki šiol dar nėra sukurtas tinkamas metodas šių impulsų judėjimui tirti žmogaus ar gyvūno nervų skaiduluose, kadangi impulsai perduodami ypač dideliu greičiu. Daktarai K.S. Collis ir H.G. Curtis pranešė atradę, kad gilųjų vandenų augalo nitelos ilgosios ląstelės yra praktiškai identiškos nervų skaiduloms. Mokslininkai dar atrado, kad sudirgintos nitelos skaidulos skleidžia elektros bangas, kurios visais atžvilgiais, išskyrus greitį, sutampa su gyvūnų ir žmogaus nervų skaidulomis. Buvo atrasta, kad elektriniai augalų nervų impulsai yra daug lėtesni už gyvūnų. Šį atradimą Kolumbijos mokslininkai pritaikė kaip priemonę filmams apie elektros impulsų nervuose judėjimą kurti. Taip nitela gali tapti rozetės akmens atmaina paslaptim šifruoti, susijusiam su proto ir materijos sankirta. Poetas Rabindranatas Tagore buvo ištikimas žymaus Indijos mokslininko draugas. Pasaulio masto bengalų dainius skyrė jam šias eilutes. Pastaba: Rabindranato Tagorės eiles iš bengalų kalbos išvertė ir laikraštyje Visva Bharati išspausdino Manmohanas Gošas. Pastabos pabaiga. O atsiskyrėli, šaukiu tave tikro, senovės himno samo žodžiais. Nubusk, kelkis, kviesk žmogų,
kuris didžiuojasi pažinimu šastrų, atsparių beprasmiams ginčams, pakviesk tą kvailą pagyrūną eiti tolyn, į gamtą, į plačiąją žemę. Nusiųsk šią žinią savo mokslininkų grupiai. Leisk jiems visiems susirinkti prie tavo ugnies aukos. Tegu mūsų Indija, senoji mūsų žemė, sugrįžta į save. Dar kartą tesugrįžta prie prasmingų darbų, prie pareigos ir atsidavimo, į nuoširdžios meditacijos transą. Leiskime jai stabtelėti, dar kartą ramiai, negodžiai, taikiai ir tyrai, ant didingo savo visų šalių mokytojo, sosto ir platformos. Pabaiga.